kalbinsime Žievaldą pagrindinį akcininką Gediminą Žemelį. Labadiena, Gediminai. Sveiki. Norėtume jūsų paklausti, kaip kilo mintis įkurti Žievaldą ir kokie buvo pirmieji jūsų nuosavo verslo žingsniai? Galbūt net tiesmukiškai atsakant, kilo mintis įkurti. Tai natūraliai vyko tam tikri verslo procesai mūsų draugų, partnerių tarpe ir mes pradėję vieną verslą, pradėję kažkokias privačias investicijas, natūraliai kūrėm bendrovę Žievalda, kuri tapo aktyvų turėtoją ir aktyvų vystytoją, kuri vėliau peraugo į aktyvią investicinę bendrovę. Pirmas verslas mūsų prasidėjo, mes įkūrėm su grupė žmonių bendrovę Žvilgsnis iš arčiau, kuri buvo įkurta 99 metais. Ir mes tapome informacijos rinkėjai, kreditų valdymo taisyklių, kurie dalyvavo, iškeldami problemas, kūrėm skolininkų topus, transliavom juos ant ekranų Vilniaus mieste. Žodžiu, jeigu kažkokia įmonė buvo kažkam skolinga, tai mes paprastai duodam apie ją žinoti ir jei būtų paprastai buvo sunku nesusitvarkius su Žvilgsniu iš arčiau tęsti savo veiklą. Tai be viso to mes kūrėm didelės duomenų bazės, kaupėme kiekvieną skolų faktą, mokėmės verslo, susipažinom su paslaugų verslo kūrimu nuo, sakykime, technologinių dalykų, IT sprendimų iki pardaviminių. Kai mes tą kompaniją pardavėm, dirbo 75 darbuotojai, tai buvo 2006 metais mes pardavėm kontrolinį akcijų paketą. Tai paraleliai 2002 metais, kadangi mes veikėme rinkoje, kurioje buvo daug distressed asset vadinamo, blogai suvaldytų aktyvų arba aktyvų po bankroto, arba bankrutuojančių įmonių, arba įmonės, kurių reikia pertvarkyti, arba turto, kuris turėjo apsunkinimų, tai būdami aktyvų žmonės turėjo tam tikrą ryšių bazę, bendraudami su aktyviausiais Lietuvos tuo metu privačiais investuotojais, kurie šiandien yra top 50 Lietuvos kompanijų. Paprasčiausiai, angliškai kalbant, reizindavo kapitalą, atiduodami kontrolinį paketą, mokėdami didelės palūkanas ir pirkdami aktyvus, taip įsigijo didelį pastatų kompleksą, taip gimė ir ta pati Agroval grupė, taip atsirado tam tikri spekuliatyviniai sandoriai, kurių mes padarėm gerų keletą dešimčių per tos, 9 metų. Tai Žievalda Žvilgsnis pakeliui gyvavo, mes turėjom prieimą prie rinkos, matėm, kas vyksta ir paraleliai 2002 metais pradėjome investicinę veiklą. Žievalda tuo metu buvo paprastai aktyvų turėtojas ir aktyvesnė valdymo veikla, kad mes jau įsigijom didelės bendrovės, kurias reikėjo pertvarkyti, restruktūrizuoti ir sutvarkyti. Tai prasidėjo su Lietuvos savivaldybių privatizavimu 2005 metais. Tai nežinau, tai pilnai atsakau jūsų klausimą. Taip, puikiai. Sakykit, o kuo dabar užsiima Žievalda ir kokie yra ilgalaikiai bendrovės tikslai? Kadangi mes įpratę dirbti su sunkiom įmonėm, sudėtingais projektus, kuriem reikia didelės vidinės potencijos, noro pertvarkyti, pažiūrėti projektą ar procesą iš kitos pusės, pažiūrėti galbūt kitų kampų, kartais visiškai neturint jokių ekspertinių žinių apie tą verslą, pavyzdžiui, žemės ūkis. 2003 metais tai buvo kaip kosmoso užkariavimas, nors biznis yra pakankamai elementarus, ekspertinių žinių galima rasti nuo vidutinio lygmenio iki pačių aukščiausių. Technologijus galima atsivesti nuo amerikiečių iki Izraelio, arba, pavyzdžiui, aviacija. Tas pats verslas, kuris yra ypatingai sudėtingas, labai stipriai lobiuojamas ir pelnas nėra skrydžiuose. Pelnas yra infrastruktūroje, pelnas yra aptarnaujančiose bendrovėse ir vėlgi, kaip pirkoma avialinijos, to nesuprato, bet per tą laiką sukūrėme eilę kompanijų, kurios šiandien vystosi, dirba pelningai, kai kurios iš jų yra paruoštos pirminiam akcijų listingavimui, o avialinijos turi kovoti su kitų valstybių dempingais ir įrodinėti savo vietą pasaulyje. Tai mes šiandien pozicionuojam save taip, kad mes turim 3 grupės verslų. Tai yra pirma grupė verslų, tai visiškai naujai sukurtos bendrovės iš verslo idėjos. Tai tas pats Oremas, tas pats Figilas, tas pats kelionių agentūrų tinklas, ta pati lizingo bendrovė lėktuvų, turto valdymo įmonės. Tai kitaip tariant, mes pagaunam mūsų tarpe verslo idėją, ją implementuojame, sukūrėme iš jos įmonę ir įmonė turi savo vystymosi etapus. Pradžiai susikūrė bendrinės verslo taisyklės, po to jinai pasiekusi tam tikrą dydį, jinai jau pradeda savirealizacija, prasideda kūrimas iš vidaus, nors pradžiai neįmanoma, kad kurtų, reikia stiprių ir griežtų taisyklių įmonei. Tada pradeda įmonė kurti, tada tu jau pradedi dirbti su strategija,
strategija yra irgi, jeigu tai sėkmingai gyventinama, tai tada pradedi galvoti, kaip ta įmonė toliau turėtų atrodyti po ilgalaikį perspektyvą. Jeigu strategija sunkiau gyvenama, tada tu prižiūri tą įmonę per kiekvieną valdymo taisyklę, kurią mes turim susikūrę. Tai, žodžiu, įmonė yra kaip gyvas organizmas, kuris priklausomai nuo auklėjimo gali pasiekti rezultatų. Ir kai įmonė pasiekia nuo paauglystės arba jau brandos amžių, tai maždaug 4-5 metai verslo, tai turėtų būti tas laiko tarpas. Natūralu, kad tai kompanijai mes siekiam pritraukti viešą kapitalą. Jeigu matom tolesnės plėtros galimybę, jeigu matome, kad tolesnės plėtros galimybės yra sunkus, pavyzdžiui, žingsnis iš arčiau į sunkiai galėjo eiti kitas rinkas, būdamas Lietuvos lyderiu, paprasčiausiai mes nusprendėm tą kompaniją parduoti ir įdarbinti kapitalą pelningiau, nes jeigu eitumėm į kitas šalis su to pačia paslauga, tai turėtumėm patys akcininkai dirbti, daug laiko sugaištam, o projektų yra kol kas dar šitoje rinkoje didesnių ir savo apimtimis. Tai čia pirma verslo darimo rūšis, kurią mes darom, tai naujai įkūriamos bendrovės iš verslo idėjas. Kita verslo rūšis yra mes pasirenkam konsoliduoti tam tikrą rinką arba industriją, dabar modernu sakyti. Tai, pavyzdžiui, Agruvilas yra tipinis pavyzdys, kaip mes konsoliduojam nekonsoliduotą žemės ūkio rinką, kuri gimė nuo pirminės žemės reformos, kai visi gavo po 3 hektarus. Taip susikūrė pieno gamintojai su 3 ir mažiau karvių, taip susikūrė grūdininkai su 12 vidutinių hektarų ploto. Tai mes bandom konsoliduoti rinką, pirkdami bendrovės ir naudodami išvestinius finansinius instrumentus, tai yra obligacijos, naudodami viešą kapitalą, tai biržose išleidžiamas akcijas, kurias nukreipiame įmonės plėtrą. Vėlgi ta įmonė vadovaujasi 10 mūsų taisyklių, išsivystymo stadiją dar vadinčiau jos artėjant prie paauglystės, bet dar efektyvumo mastai yra neriboti. Trečia grupė įmonių, su kuriomis mes dirbam, kurias mes valdom, tai taip vadinama distressed asset. Tai yra kompanijos, kuriam reikia visiškai naujos krypties, kurias reikia iš esmės pertvarkyti, kurias reikia kirsti per išlaidas, kirsti per rinką. Ir geriausias pavyzdys tai yra Lietuvos avialinijos, kurias mes nupirkom privatizavimą 2005 metais. Kompanija, kuri buvo prie bankroto ribos, jinai ir šiandien nėra pelninga, tačiau mes nupirkome su ta kompanija verslo prieimą prie aviacinio verslo. Tai 3 grupės įmonių, kurios yra visos sunkios, kuriom visom reikia didelio dėmesio, reikia specialistų, reikia patirties. Ir aš pats šiandien asmeniškai galiu pasakyti, kad turiu 8 metų verslo darimo patirties, rizikuodamas savo asmeniniam lėšom. Iš tų kompanijų, ką mes darom, mes labai daug naujovių įdiegiam visuose savo versluose. Pavyzdžiui, mes vienintelį turim klientų aptarnavimo centralizuotus departamentus paslaugų savo sektoriuje. Kaip kitos kompanijos turi gerus projektų vadovus. Mes stengiamės padaryti iš verslo paslaugų fabrikus, kuriame būtų labai stiprus padalinimas darbų. Mes turime 10 valdymo taisyklių, kurios turi būti įdiegtos visuose mūsų valdomose įmonėse. Tos valdymo taisyklės, jos yra testinės ir nesibaigiantis procesas. Vieną kartą jas įdiegiai, bet tau su jomis nuolat reikia dirbti. Kiek vadovybė dirba gerai su tom valdymo taisyklėm ir jų nepamiršta, ant tiek bus įmonės rezultatai geri, nes tai fundamentalūs verslo darbo dalykai. Mes taip pačiai esam gan ryžtingi kapitalo pritraukimo. Aišku, šiandien kapitalo rinka nėra pati geriausia, bet nepaisant to, aš tikiu, kad jinai atsigaus su tom injekcijom, kurios daroma didžiųjų pasaulio bankų ir valstybių. Bet mes esam, sakykime, pakankamai greitai išlistingavom Agruvilas grupę, paruošėm listingui Aviasset Management, Flywheel Technics, tai yra pakankamai jaunos kompanijos, kurios turi agresyvias plėtros galimybės, veikia rinkoje, kurioje yra daug potencialo arba nekonsoliduoti. O Agruvilas šiandien 3% pirminės žemės ūkio rinkos užima. Arba Technicsas gali patrigubinti savo pajamas, arba Aviasset Managementas gali dar 10-eriopai augti. Tai rinkos, kurios yra įdomios, perspektyvios, neįvertintos ir dar neužaugusios. Ir mūsų kompanijos užima vis mažą tos rinkos dalį. Tai reiškia, turi potencialą tose rinkose augti. Tai parodo mūsų požiūrį ir mūsų patirties realizavimą projektuose, kuriuos mes darome. Sakykit, labai būtų įdomu sužinoti, kiek šiuo metu, šiomis dienomis Žvėja valda valdo turto. Sakykime, vertinus tos projektus, kur daro, keleivių terminalo numatoma statyba, Agruvilo plėtra, kai kurios kitos mūsų verslo įmonės. Aš asmeniškai vertinu, kad vertė Žvėja valdos turėtų būti apie 400 milijonų litų. Kągi, ačiū Jums už paskirtą laiką. Dėkuoju už pokalbį.